Prašom, Deimantuke, čia tavo paskutiniai krepšiai. Spaikai, paskutinė krepšių krūva ten. Būk toks mielas. Aišku, būsiu mielas. Visa savaitė nuostabiame Žirgatano mieste ir dar su visom geriausiom draugėm. Mes negalim tavęs nepalaikyti per mados savaitę, Deimantuke. Nors tau palaikymo nereikės, mes tikros, kad tu laimėsi. Negaliu apsakyti, kaip džiaugiuosi, kad būsit su manim, bet gal galiu parodyti. Kas čia? Žinau, popieriniai vaiduoklį. Ne tai. Fokusas. Aš išsirenku kortą, įsimenu, grąžinu į malką, kad tu nepamatytum. Čia bilietai į populiariausią Ponvėjaus miuziklą. Tu nekalbė apie Kalvų kumelaitę. Bilietus į šį spektaklį išpirko prieš kelis mėnesius. O gal kalbi? Gal ir kalbu. Oi, Deimantuke, nereikėjo, bet jei jau taip. Ši kelionė jau smagi, man patinka šokinėti. My little pony, my little pony. I used to wonder what friendship could be, until you all shared its magic with me. Big adventure, tons of fun, a beautiful heart, faithful and strong. Sharing kindness, it's an easy feat, and magic makes it all complete. You have mine. Do you know you are my very best friend? Mano mažasis ponis. Eime, poniai, apsistosim vos už kvartalo nuo traukinių stoties, pačioj šio didingo didmiesčio širdį. Ei, žiūrėkit, ten teatras, kuriame rodo Kalvų kumelaitę. Higa! Oho, Deimantuke, kaip gavai vietas? Rytojus vakarui daviau kelis modelius kostiumų dizaineriui, taigi jis kai ką spustelėjo. Jėga! Štai kodėl Žirgatanas toks puikus ir nepaprastas. Padaryk kam nors ką nors gero ir niekad nežinai, kada jis padarys ką nors gero tau. Tada gali padaryti ką nors gero mums. Tarkim, nuvesti mus pažiūrėti Kalvų kumelaitės. Paties geriausio miuziklo visoje ponių šaly. Matyk, jis geras, jei vaivorykštė sužavėta. Šiaip ji nemėgsta miuziklų. Tiesa, ponia nei iš jo, nei iš to uždainuoja. Kas tai daro? O Žirgatane, kaip tu mane veiki? Kokia bendruomenė šauni. Ir visi be galo draugiški. Jei kas niurzgia, dėmesio nekreipki. Geriau malonę staigmeną pateiki. O tada šypseną gausi mainais. Sveiki atvykę į gražiųjų karčių viešbutį. Leiskit nunešti krepšius į kambarį. Tik jei paims arbatpinigių atnešiu grąžą, turėkit reikalauju. Dosnumą aš parodysiu visiems. Užkelsiu kartelę labai aukštai. Po jūsų. Ačiū. Paimkit mano. Gerai. Gal man sakys, Deimantuke, nebūk tokia kilni. Nesielk su svetimais kaip su draugais. Šis miestas nesvetingas. Bet aš tokia esu. Ir liksiu aš drauginga. Į surauktą snukį žiūrėt negaliu. Vadinkit mane šypsenų patruliu. O Žirgatane, kaip tu mane veiki? Ką daryti, jei niurzgą aptinki? Baimintis tikrai nereikia. Būti maloniai sveika. Dosnumą aš parodysiu visiems. Dosnumas atrakins visas duris. Manhetene, aš atvykau dėl tavęs. Dėl tavęs.
Mano suknelės gali kabėti prašmatniausiai prekybos gatvėje, prašmatniausiam ponių šalies mieste. Tai būtų svajonės įsipildymas. Gal galim tau ko nors padėti? Nieko nesugalvoju. Suknelės baigtos, pasiūtos iš fantastiško naujo audinio, kurį kūriau kelis mėnesius. Tamprios, bet neaptemptos, blizgančios, bet nerėžia akės. Skamba nuostabiai. Man teliko užsiregistruoti su suknelėm iki 2 valandos. Keista, nes tas laikrodis rodo, kad liko tik 10 minučių. O mano kaspinai ir siūlai. Salė kitoj miesto pusėje. Jei neatvyksiu, mane diskvalifikuos. Taksi! O ne, turim jai padėti pagauti taksi. Lekiu. Ei, bičiulė, ar šis taksi užimtas? Eilė baigėsi ten, bičiulė. Ką? Ar visi šio miesto poniai nori taksi? Deja, tokiu metu gauti taksi gali būti neįmanoma. Meldžiu, atiduokite į šį taksi, jis skuba į labai svarbų susitikimą. Dar ko tegu stoja eilė kaip kiti. Nieko nebus. Taksistai važiuoja prie eilėje laukiančių ponių. Naujas ratas sukasi puikiai. Kas iš jūsų lipat? Mados aikštė po 7 minučių. Ar spėsit? Laikykitės. Per plauką. Niekam neatrodo, kad kažką pamiršom. Labadiena, atvyko į madų savaitę. Visos jau laukia prie podiumų. Atneškit sukneles, o vėliau nuneškit į užkulisius. Mano suknelis. Kaip galėjau jas pamiršti? Aš žuvusi. Štai jos, ponia. Jūsų draugė sakė, kad jums skubiai jų reikia, taigi pasiūliau atvežti pats. Pasakiau, kad dėl tos mielos kumelės padarysiu bet ką. Spėjau, o liko tik kelios sekundės. Sveiki, malonu susipažinti. Turbūt deimantukė. Jūs turbūt varkinguolė, šio renginio vedėja. Kaip jūs... Panelė Deimantukė, kodėl visos jūsų konkurentės atėjo pusvalandžio anksčiau, o jūs pasirodėt likus kelioms sekundėms? Turbūt pasisekė. Kai baigsim čia, įsikurkit užkulisiuose, kad būtumėt pasirengusi peržiūrai. Jūs savo modelius demonstruosit paskutinė. Mes laikomės tiklaus grafiko, taigi pasistengkite ateiti anksčiau, ne prieš kelias sekundės. Rytoj vyks konkursas, per kurį išsiaiškinsim, kurie iš jūsų liks ir susipažins su geriausiais miestos dizaineriais. Kiti važiuosit namo anksčiau. Kaip liūdna, laisvi. Džiaugiuosi, kad spėjai, Deimantuke. Aš irgi. Viskas einasi per sviestą. Neprisimeni manęs? Sagutė iš ponių miestų mezgimo būrelio. Taip, žinoma. Tu man pasirodei matyta, bet neprisiminiau iš kur. Seniai nebuvau grįžusi, nes persikėliau čia, kad prasimuščiau didmiestį. Šaunuolė, Sagutė. Kaip gera tave matyti. Mes varžovės. Taip, sėkmės. Man sėkmės nereikia. Gal tau padėti? Labai ačiū. Tavo kolekcija nuostabi. Aš tikra, kad tavo kolekcija neprastesnė, o gal net geresnė. Ji nebloga, bet nieko panašaus. Mano sijonkelnėms mirtinai reikia akcento, bet neturiu supratimo. Tiesą sakant, šis audinys tobulai tiktų. Gal duotum kokią atraižėlę? Mielai, turiu daug. Tu tikra? Žinoma. Buvo nuostabu paplepėti. Nenoriu būti nemandagi, bet turiu baigti ruoštis. Ir truputį vėluoju. Sveiki, atėjau pusvalandžio anksčiau į peržiūrą, taip kaip mėgsta tvarkinguolė. Stokit į eilę. Koks nuostabus audinys. Nuaudėt pati? Na taip, tamprus, bet neaptemptas, blizgantis, bet nerėžia akies. Visa kolekcija su tuo pačiu žaviu raštu, kuris tinka viskam, nuo sijonų iki palaidinių ir batų. Bravo, nesu mačiusi nieko panašaus. Tu pavogei mano audinį. Nepavogiau, pati man davei. Pameni?
Daviau tau audinio akcentams, o ne visai kolekcijai. Kaip spėjai taip greit pasiūti tiek drabužių? Greit? Koko gaišo visam žinybė, man vos nediskvalifikavo. Norėjau, kad laimėtum, taigi neskubėjau. Tylėk, aš moku asistentę už siuvimą ir kavą, ne kalbas. Kaip tai galėjo nutikti, mieloji, nekaltink savęs. Mažo miestuko kumelaitėms reikia laiko suprasti, kad didmiestį visi galvo apie save. Tikiuosi, supranti, kaip tau pasisekė, kad turi tokią mokytoją kaip aš. Dabar atnešk man kavos. Vaje, kokia puikia popietė, buvo taip smagu. Nepersitempkim, nes dar turim daug nuveikti. Pirma, eisim į saloną tvarkyti skarčių. Tada prašmatni vakarienė tolimojo lauko tavernoj, o po to kalvų kumelaitė. Ar viskas gerai? Pasiuntinys atvežė tau sukneles, ar ne? Bet jis sakė, kad nuvežė. O sagutė jas pavogė, daviau kitai dalyviai savo vienetinio audinio atraižą, o jie iš jo pasiuvo tokią pat kolekciją kaip mano, tik dabar atrodo, kad aš ją kopijuoju. Mano dosnumas mane pražudė, sakau jums, pražudė. Deimantuke, kad ir kas nutiko, mes tau padėsim, kuo tik galėdamos. Deimantuke, susiimk, mums tai reikia audinio ir tu turėsi kolekciją. Ši nauja kolekcija bus nuostabi, gal net geresnė už ankstesnę. Ji naujoviška, drąsi. Gal aš dar turiu šansų? Žirutė, susiuk pagal iškarpą. Tu sakei, kad jei neįsim vakarienės į tolimo lauko taverną, užsakysi mums valgio, kai dirbsim. Nesinervim, atveš po valandos. Juk tai ne problema, ar ne? Na, tuo metu turėjom žiūrėti kalvų kumelaitę. Aišku. Aš neriuosi iš kalio, kad gaučiau jums bilietus, o jūs taip man atsidėkojat. Paliekat mane sunkią valandą. Gerai, eikit į kalvų kumelaitę. Tada, kai rytoj ateisit pažiūrėti mano drabužių, o drabužių nebus, galėsit dar pasijuokti. Žiūrėkit, mūsų draugė Deimantukė susimovė. Argi draugystė nestebuklinga? Deimantukė, nurimk. Kas tave apsėdo? Kas apsėdo jūs? Eikit į savo spektaklį. Sveikinu, kumelaitės. Atrodo, jūs jau supratot, kad šiame mieste visi galvoja apie save. Štai paskutinė. Pagaliau. Prašom. Dar kartą paplokim nuostabiai sagutės kolekcijai. Koks audinys, kaip originalu. Pažiūrėkit, kas atėjo, rodysi savo kopijas. O dabar Deimantukė iš Ponių miesto su naujutėle kolekcija. Naujutėlė tiesioginė prasme. Viešbučio elegancija. Jiems patinka. Manau, galiu laimėti. Nekantrauju atšvęsti su... Mano draugės, jos neatėjo. Gal aš padariau? Deimantukė, visi sužavėti. Ar nepapasakosi apie savo nuostabius drabužius? Turiu eiti. To go.
Turiu eiti. Grįžtu štojau. Tai negirdėta. Labadiena, ponia, konkursas sekasi gerai. Neturiu laiko kalbėti, turiu surasti drauges. Jos jau išvyko, mačiau, kaip jos išėjo ryte. O ne, jos turbūt grįžo į ponių miestą. Jos tiek dėl manęs plušų, aš buvau joms tokia negera. Ką aš padariau? Imkit. Bet, panelė, aš nieko nepadariau. O žirgatanė, ką aš padariau? Mados savaitę sugadinau. Aš nuėjau per toli. Draugės dėl manęs stengėsi, o aš buvau tokia bjauri. Ir dabar stoviu aš viena. Man reikia šnektelti su tvarkinguole. Turiu skubėti į ponių miestą, bet pirma norėjau jai padėkoti. Geriau kurį laiką nesiartinkit prie tvarkinguolės įsiutusi, ar ne? Taip. Štai, kur jūs negaliu patikėti. Maniau, kad išvykot namo. Mes praleidom šou. Mes pramiegojom. Sagutė sakė, kad tu pralaimėjai. Mums labai gaila. Aš pralaimėjau. Man vis vien. Džiaugiuosi, kad jūs dar čia. Nors taip su jumis elgiausi. Pasinaudoju jūsų draugystę. Kaip galėjot man atleisti? Taip, tu buvai bjauri. Obuoliukė, žinau, kad tu rėži tiesą į akis, bet švelniau. Gal vakar buvai negera, bet mes tave pažįstam. Vienas nemalonus įvykis nepakeis mūsų jausmų tau. Ačiū. Jūs pačios nuostabiausios draugės. Jau sugalvojau, kaip jums atsilyginsiu. Tikiuosi, galėsite eiti į skirtingį Kalvų kumelaitės spektaklį. Štai kaip tai daroma. Gudriai tikinau vengti tvarkinguolės, ar ne? Juk nenorėtume, kad jis sužinotų tiesą, ar ne? Oho, buvo dar geriau negu tikėjausi. Man tai patiko. Buvo nieko. Kaip susitarei dėl papildomo spektaklių vien mums? Prisimeni mano draugą kostiumų dizainerį, kuris parūpino man bilietus. Pasiūliau sukurti kostiumus jo kitam spektakliui. Čia? Žirgatane? Na taip. Kurį laiką nebūsiu ponių mieste, bet aš taip norėjau, kad pamatytumėt šį spektaklį. O darbas pas dizainerį puikiai galimybė. Mes suprantam, džiaugiamės dėl tavęs, Deimantuke, tiesiog liūdim dėl savęs. Galiu prisijungti? Aišku, ateik. Čia mados savaitės pirmos vietos prizas. Su mano vardu. Bet maniau, kad pralaimėjau. Ne, tu laimėjai. Sagutė tikėjusi, kad jei neatsimsi prizo, teisėjai perleis pirmą vietą jai. Taigi ji pamelavo, kad tu su draugėm išeitum. Aš irgi melavau. Aš taip ilgai dirbau Sagutė, kad ėmiau tikėti, kad šiame mieste visi galvoja tik apie save. Kol pamačiau, kokia dosni buvai savo draugėms, o jūs tau. Tada ėmiau tikėti, kad manęs laukia kas nors geresnio, todėl mečiau darbą. Kaip padėk atnešiau šitą. Kadangi išėjus Sagutės, turbūt tau reikia darbo. Gal norėtum dirbti pas mano draugą, siūti kostiumus jo kitam spektakliui?
Žirgantanas buvo nuostabus. Tame žibančiam didmiestyje supratau, kad nors kai kurie poniai naudosis tavo dosnumu, dėl to negalima jo atsisakyti. Nėra nieko blogesnio, negu pasinaudoti draugių gerumu. Gleich kommt Phineas und Ferb. Viel Spaß. Montag bis Freitag.